Oras geras, turbūt lietaus gausim. Nu, bet sėsim, bandysim, gaudysim. Kėdainiai, Nevėžis. Nu ką, paskutinius daiktus nešame. Oro sąlygos pagerėjo. Lietus prasidėjo. Teks sulyt, kol pasistatysim skėtį. Tvorelis pasako, liedukai. Liedukai krenta, o mes bandom gaudyti. Taip gyvus susidėjom. Dzikeliai, pinkutės lekelis, makylius. Gražus kaip visada. Šėriklėlę vis mes naudosim, 80 gramų. Kėdainiai, Nevėžis. Ką šeriam bandom. Šiandien vėl 0,13 pavadėlį naudosim. Kablys 12 numerį. Dedam, bandysim pirmą metimą daryti. Dėsim ant kablio 3 matiliukus. Štai taip atrodo. Šiek tiek įgyvus. Ką daro metimą? Kolega kažką pakirto. Traukė, anksčiau pradėjo. Turbūt žiobris. Sėdim, bandom, gaudom. Tik užsimetėm. 10 sekundžių turim žuvį. Iš karto turim žuvytę. O bandom kelt. Kojytę. Ką darom antrą metimą? Laikrodukam 5 minučių laukiam. Bumt vienas plėvukas. Bum, 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 bum. Turim.
Man šitas kotas patinka. Koja. Nepakirtau, bet pjovas buvo geras. Koja. Vėl koja? Turim antrą kojytę. Kadangi kojytės kimba, ant kablio dedam 2 baltus dzikelius. Pabandysim. Gal žiobris atėjo. Mūsų tikslas pagauti žiobrį šiandien. 4 minutės praėjo. Nieko neturėjom, traukiam lauk. Opa. Arba pramiegojom, arba nematėm kibimo. Kablys tuščias. Kablys tuščias, ar ne? Nu, pabandom tada. Dedam vieną baltą, vieną raudoną. Matylę į šėryklą. Ir metam. Dešimtoj sekundėj prisilietimas. Šlaukimai. O, bum, bum, bum. Nėra. Nėra. Kabo, kojytė. Net nesijautė. Tokia didelė, kad net nesijautė. Stebuklingo dydžio kojytė. Norėjom pasistambinti, gavos dar blogiau. Ką keisim masaliuką. Pabandysim ant 2 slieko gabaliukai. Vėl gyvų šėryklą. Bandom, nes kol kas smulki kojytė. Tik išjungus kamerą, bum, meškerį atiduok. Kažkas rimtesnė ant slieko. 4 pinkutės ant kablio. Sliekų turėjom gražų kibimą. Tuo viskas ir baigė. Pabandysim ant pinkučių. Ką, ant pinkučių nieko. Šiek tiek pasimažinsim šėryklą. Galbūt per daug pašaro duodam. Duosim mažiau pašariuko šiek tiek. Kadangi pavasaris galbūt per daug. Dėsim ant kablio 3-4 matiliukus, nes turėjom ant jų kibimo. Tai dedam matiliuką ir vidurį ne per galą dėjom. Jei reikės daugiau, dėsim per galą. Pirmą kartą čia. Niekada nebandė. Šitoj vietoj atstumų nežinom. Nieks negaudė, kai mes atvykom. Bet kad žvejota matos. Kliovas. Kliov. Turim kažką. Labai pikta. Labai pikta kažką turim. Žiobrės. Turim žiobrį. Turim žiobriuk. To, ko ir atvykom. 4 matiliukai. Įsisegė vyras, kaip turi būti lupyti.
Žebriukas. Yes. Nu ką, kol kas pas mane tai tik matylius dirba. Tai ką, kartojam kombinaciją. 4 matiliukai per vidurį ir bandom. Darom metimuką. Ką tik kliovukas buvo. 3 minutės 35 sekundės praėjo. Ilgas išlaukimas. Mažiau gyvų padavėm. Paduosim daugiau. Dzikelio vėl. Bandysim. Pirmi ženklai, kad žuvies yra, bet ji kažko nenori maitintis. Galbūt oras atvėsęs, šalta. Apsirengė su žieminėm aprangom. Bandom. Reziumė toks. Turėjom kliovuką, palaukėm 30 sekundžių, nebesulaukėm kliovo. Kitaip tariant, kibimą ištraukėm, tuščias kablys. Reikėtų nebelaukti ilgiau, nes ant tuščio kablio tai tikrai nieko nesulauksim. Dedam tą pačią kombinaciją, 4 matiliukus ir mesim vėl. Nu ką, taškas kaip išsijungė, taip išsijungė. Reikia kažką daryti. Turim daug naktinio. Turbūt bandysim pakarpyti naktinuko. Ir žiūrėsim. Oras ne kažką, rankos šalo. Reikės dėtis pirštinės. Ką, praėjo 4 minutės. Galima sakyti, rūkom. Kibimai užsirišo. Kol davė matylio daug. Tol kibimų, kad turėjom. Pabandom paduoti vėl matylio daug. Matylio turim apie 150 gramų. Paduodam matyliuko daug. Ir ant kablio. Buvom uždėjęs lieka su dzikeliu, nieko. Nuimam. Bandysim. Galbūt nori stambaus masklo. Kokštą matylių. Įveriam per galą jau šį kartą. Vėjas garso kokybė biškį prastina. Kadangi viskas brangiai kainuoja. Visko iškart nesusipirksi. Nu ką, 6 matyliai ant kablio. Daug matiliukai širklėlę. Metam. Į taškelį bum. Šėryklą 80 gramų su ragais. 60 bandėm. Čiuk, čiuk, čiuk pučia. Sėdim bandom. Kadangi kliovukai apsiramino. Kibimai, kitaip tariant, pabandom pabandyti. VD chemija. Tai yra sweet bream, saldus karšis, kadangi kojyčių, karšiukų irgi čia būna papuola. Taip pabandėm suaktyvinti jauką. Pirmas dar tik metimukas. Padarysim permetimus kas 3 minutės ir bandysim suaktyvinti žuvį, kuri yra šitoje upėje ties Kėdainiais Nevėžyje. Užsidėjom termuškę, blemba šalta, 4 laipsniai. Bandysim paduoti kaip pradžiai. Dedami matylių. Pusė šėryklos matyliaus. Uždarom jaukų. Nukratom perteklių. Net įsiskarbęs matylius per kraštus. Šėryklėlės. Keisim masalą. Dedam 2 musės lervas. Vieną per galą, vieną per vidurį. Atrodo štai taip. Ir darom metimuką. Kostukas Maver.
3,90, 120 užmetimo. Aišku, šitai upiai galėtų būti trumpesnis. Atstumas nedidelis. 12-12,5 metrų. Koliukų nematavom, 3 metrai, bet būna 3,30 išsitempia. Kažkas apie 12 metriukų, 13. Pradžia buvo graži. 3 kojytės, 1 žebriukas. 2 kibimus turėjom neištraukėm. Paskui po 10 minučių 3 kliauką turėjom. O dabar 4 metimą iš vis nieko nėra. Bandom žaisti per masalus, suk karuselę. Ir atrinko reikia, galbūt dieną kimba, o naktį nebėra čia kibimų. Kadangi turėjom nuo šapalų žuklės likučių naktinių sliekų, tai juos pakarpysim. Tokius milžiniškus sliekus. Renkam iš dėžutės. Čia jau po 10 būna. 10-15, kaip kuriai dėžutė čista naudota. 3 tik tai sliekeliai. Nemesi lauk, reikia sunaudoti. Imam žirklutes ir karpam. Čia bus stambus gabalai, bet manau blogiau nebus. Mes juos susmulkinsim. Tokiais kubeliais gausis. Atrodo štai taip. Tokie kubeliai. Į indelio kraštą. Ir mes juos paduosim. Pradėsim karpyti. Reikia kažką daryti, reikia kažką burti. Labai atvėso, labai blogai. Sukarpiam. Į indelio kraštelį. Bliamba, toks kliovas nepakirtom. Jomajo. Kratėm indelį. Galvojom supurtėm, baigiam kratymą šitų sliekų karpytų, tik bum, 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 nieko. Dedam 2 dzikelius, bandom. 3 minutėj, kol karpėm sliekus, mūkt, 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 likom nesupratę. Tai pakartojom kombinaciją ir bandom toliau. Kažką įkabinom. Turime koją. Penktoj sekundėje prisilietimas. Bumt. Stovi toliau, laukiam. Labai greitas atsiliepimas. Gali būti, kad kai padavėm slieko, padavėm matiliuko daugiau. O, bumt, bumt, bumt. Sėdi. Sėdi vėl. Turbūt vėl kojytė. Taip, kojytė. Turime vėl kojytę. Dar vieną kojytę. Edidukės tokios. Kimba nevėdžiai. Jau žadėjom sakyti, kad nėra. Bet pasirodo turime. Nelegalas šapalas. Pats atsikabino net. Tuoj parodysim. Išsprūdo iš rankų ir pabėgo, nespėjom jums parodyti. Nutinka ir taip. Darant permetimą, pagavom aukšlytę. Būna ir taip. 3 dzikeliai ant kablio. Pilna šėrykla gyvų. Mesim, žiūrėsim, gaudysim. Galbūt pastambės žuvytė, nes dabar pradėjo kibti aukšlės. Visai blogai. Pukšt, prisilietimai. Nežinau, ar pavyko pakirst. Taip, turime vėl aukšlę. Nu ką, užpuolė mumis aukšlės. Tiesiog trūksta žodžių, tokios aukšlytės. Vadinas labai blogai. Reikia kažką daryti.
Nu ką, Šaika pasaka. Vėl turim aukšlytę. Milžiniškos aukšlės. Užpuolė mus. Kibimo nematom. Ant kablio sėdi. 6 matiliukai ant kablio. Grįšim prie dzikelio. Tik užmetus. Iš karto kliuvukas. 5 sekundį. Pasirodo, suklydom, čia strepetys raudonoj knygoj, tai paleidžiam. Nulipę nuo platformos bom. Užlipam tokį kliuvuką, praleidom tik bum, 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 bum. Bet tokį smūgį. Trr, trr. Nu. Panašu, kažkas sėdi. Nesakykit, kad vėl aukšlė. Ne. Turim kojytę. Kojytė. Labai maža kojytė. Ant slieko nieko, 4 balti dzikeliai. Pašariukas. Vėl matylių šėryklą. Pašariuką pasisunkinom. Dadėjom vandens, pramaišėm, kad būtų sunkesnis, mažiau plautų. Ir bandysim. Dabar sunkus pašaras. Taip greit neplaus, į taškelį bum. Laukiam. Nu, 4 dzikeliai kliuvukas. Kliuvukas, 4 dzikeliai. Kolega irgi turėjo kliuvą, bet nepaėmė. O mes laukiam. Bum, 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 bum. Sėdi. Turbūt koja, nes švelnus užpurtimas ir maža žuvis matom. Taip, mes neklydom. Tai yra koja. Tai yra vėl koja. Gaila, kad tos kojos ne kaip skirvytei. Mažytės kojos. Mažytės. Kibimas. Bur, 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 bumt. O, bumt. Bumt atleidimas. Laukiam. Čia paskutinis mūsų yra metimas. Su šitu kliuvuku ir baigsim laidą. Tik viskas priklauso, ištrauksim ar ne. Kadangi sutemo, bus tamsu žiūrėti viršūnę, važiuosim namo ilsėtis. Nu ką, Šaikytė, orai atšalus, žuvies labai daug turim. 2 valandas žvejybos. Atvažiavom pabandyti žiobrį. Vienas žiobriukas. Nu, neįspūdingas, bet gražus. Paskui užpuolė, opa, bėga. Paskui užpuolė tokios mumis kojytės. Paskui pradėjo po šiek tiek mažėti kojytės. Sumažėjo dar labiau. Ir reziume mumis užpuolė aukšlės. Stebuklingo dydžio aukšlės. Tai mes visas šitas žuvytės paleidžiam. Paleidom, plaukit. Ačiū, kad žiūrėjot, kas subscribinat. Paspauskit subscribe mygtuką, kitaip vadinamą follow. Ir susitiksim iš kitų žvejybų. Žvejojam čia. Ten matosi Pėsčiųjų tiltas, Kėdainiai.